Lietuvoje top 3 uogų yra braškės, avietės ir šilauogės. Šiandieną mes lankomės Astos Matukinės šilauogių ūkyje. Apžiūrėkime, kokių paslapčių ir kokių problemų turėjo jis šitam ūkyje. Aš Tautvydas Gurskas, pakeliaukime su manim. Esu ūkininkė Asta Matukinė. Mūsų ūkis yra įkurtas 2016 metais netoli Jankų kaimo Kazlų Rūdos savivaldybėje. Auginame šilauoges beveik 2 hektarų plote. Labą dieną, Asta. Labas, Tautvydai. Lankydamas tokį nuostabų ūkį, kur tiek daug šilauogių ir tiek daug norinčių pamatyti šitą ūkį, aš dar taip nemačiau, bet aš manau, pas tave visą laiką tiek daug žmonių, ar ne? Mes šiandieną turėjom didelę problemą ir tu man nuo ryto sakai, nevažiuok ryte, dėl to, kad šlapios uogos negalėsim skinti. Iš tiesų, turbūt tai ir suponuoja apie tą mūsų ūkio auginimą, kad mes esame priklausomi ir įkaitai gamtos. Taip. Šiandien irgi lygiai tokios pačios sąlygas. Nuo ryto pliaupė lietus ir aš Mirgengai sakau, negalima skinti uogų, nes jos yra šlapios. Tiesiog klientai nebus laimingi, jeigu pradės ten greitai. Ne, mes niekada neskinam šlapių uogų. Nes chemiškai neapdorota uoga ir jeigu jinai drėgna, tai jinai greičiau apipelyja ir tikrai paskui klientas skambins, kodėl čia taip yra. Taip. Tai tu labai teisingai sudrausminai mane, kad nevažiuojam, filmavimas stumiamas tolyn, bet viskas išsigiedrino. Vėjas praputė, uogos sausos, nuostabios ir galim skinti, džiaugtis ir labai smagu apsilankyti tavo ūkį. Jis, man atrodo, toks prižiūrėtas, nors tu sakai, dar čia piktžolė, dar čia. Nėra, čia yra viskas tobula. Tu man pasakei, kad vieną turėjai labai gerą ženklą šitam sklype, tai yra dirvožemio pH. Tu padarei žemės tyrimą, teisingai. Taip. Tai čia žmonės, kurie įrenginėja ūkį, sako, ką man reikia daryti to žemės tyrimą. Tavo pavyzdys labai geras, kad tu pasidarai tyrimą ir tu sutaupai turbūt 10 000 eurų. Tikrai, kalbant apie pasiruošimą ūkininkavimui, tai iš tiesų taip ir buvo. Man šitą žemę padovanojo tėvai. Viskas nuo to ir prasidėjo ūkininkavimo procesas. Žemė nederlinga, suprantu tą, ir reikėjo nuo kažko pradėti. Tai ir prasidėjo nuo informacijos rinkimo. Pirmiausia, ką padariau, tai išsityriau žemę. Ką reikia, kas čia gali pas mane augti, ar ne? Noriu galbūt ir to, bet tu supranti, kad, gamta, mes esame gamta ir nuo to viskas priklauso. Taip, tai pirmasis žingsnis ir buvo informacijos rinkimas, žemės ištyrimas ir, kaip pasakė, čia tobula žemė, galbūt šilauogių auginimui. Tada pradėjau rinkti informaciją, kažkur dalyvavau seminaruose, mokymuose, degustavau uogas, produkciją. Ir įsimylėjau šilauogę. Tiesiog įsimylėjau šilauogę. Ir jai čia yra puikiai terpė augti. Aš tą jaučiu su kiekvienu augalu, eksperimentuoju, tobulėju, pati mokausi. Taip, čia šilauogėms puikiai terpė augti. Labai gerai, aš manau, tavo pasirinkimas puikus, nes Lietuvoje top 3 dabar tai yra braškė, avietė, šilauogė ir vienas iš jų tai šilauogių auginimas, aš manau, tikrai tau čia tinkantis, ypatingai, kada sklypo dirva tą leidžia padaryti. Sakyk, koks antras darbas, kurio tu ėmėsi, buvo šiame sklype? Nes sklypas, sakei, apie 2 hektarus. Taip. Tai ką pirmiausia darei? Kova su piktžolėm. Tai čia tiesiog, matyt, čia ir buvo tas galbūt pirmosios klaidos, kur nesusitvarkėm. Pirmas tai yra išpurkšti visą žemę nuo piktžolių. Kadangi nenorime naudoti chemijos, mes leidžiame žemėje pastovėti, kad išsigaruotų visą tą chemiją. Ir tada, tai ruošies, taip, žemės dirbimas. Tvora, žinokit, taip, aš visada tokia buvau naivi ir galvojau, kad nesąmonė, negi čia kažkas puola. Pasodinom pirmos sodinukus, nebuvo tvoros ir ateinu jie visi apkramtyti. Taip. Ir tikrai suvokiau, kad mėgsta gyvūnai, žvėris, tą jauną ūglį, augalą ir taip, tada sekantis buvo tvora, taip apsitvėrėm iš tikrųjų mėgėjiškai, tada sekantis momentas buvo ES parama, kas mums padėjo tikrai susitvarkyti estetiškai ūkį, ar ne? Iš paramos traktoriuką. Taip, traktoriuką vėjai pjauti, tvorą, žemės grąžtą, nes kaip matote, mūsų šilauogės pasodintos ne tranšėjoje, o kadangi buvo pati žemė labai tinkama šilauogėms augti, mes auginame duobėse. Taip, tuose duobėse tai nusipirkome ir žemės grąžtą, ir tuomet durpės, kurios yra neatsiejama dalis, ar ne, šilauogėms, kur reikia ir mulčiuoti, ir juose auginti. Taip. Laistymo sistema
Tai mūsų savarankiškai. Taip. Tvenkinį, pasidarėt, išsivedžiojot laistymo sistemą. Asta, aš matau, tu truputėlį kitaip susodinai, nes visą laiką sakydavo, kad šilauogės reikia sodinti apie 1,20 m tarpai. Pas tave yra susodinta kas 2 metrai, kas matau visai patogu. Man, aš tokį eksperimentą, aš kaip ir sakau, nuolat su savo augalais eksperimentuoju, tobulėju ir mokausi. Tai pirmasis gal truputį sodinau, šiek tiek mažesnis buvo atstumas, vėliau didinau, nes pamačiau, kad jos kabinasi, jos draugauja, jums reikia draugystės. Ir tas yra nepatogu, jeigu vėliau pamatysit praeinant pro uogyną, jos susisiekia. Tai žinot, o jeigu liga, ar ne? O jeigu liga, man tada jau reikėtų turbūt vietoj 1-2 krūmus kažkaip tai juos skirti. Tai, tą tokį variantą tai pasilinkau. Ir pačius tarpus. Vėdinasi geriau krūmelį ir tu matai, kad pas tave... Net ir dabar galvočiau, kad reikia dar didesnį tarpą. 22,5. Ko gero, žinokit, nes patirtis diktuoja visai kitą, ką teorija mums diktuoja. Ne, viena yra parašyta, bet kai tu pradedi auginti, tu visai kitokią tendenciją pastebi, kad uogos, veislės skiriasi ir tu turi tiesiog prie jų prisitaikyti. Ūkį įkūrėte 2016 metais, ar ne? Ir dabar kelinti metai, kaip jau skinate derlių? Galvoju, kokie jau geri 6 metai. Kaip sekasi realizuoti? Neturiu problemų su realizavimu. Kodėl neturiu? Todėl, kad, suprantat, mes esame priklausomi nuo gamtos. Ta visada akcentuoju ir visada miniu. Ir jeigu visi galvoja, kad tai kažkaip tai yra stebuklas ir tu nuskinsi ten 500 kg, tai patikėkit manim, tikrai nenuskinsim, nes tai sausra, tai drėgna, tai kruša ir tu visiškai esi priklausomas ir tu turi susidraugauti, tu nežinai, kiek tu nuskinsi. Ir tą kiekį pasakyti, kad va šiais metais turiu verslo planą, ar ne? Pirmi metai 500, antri metai 1000, jokių būdų taip nebus. Ir pasakyti, kad, koks čia pelnas, nėra dar to pelno, nes visa tai dar procese. Šiais metais jau matot, viskas mėlyna, viskas gerai. Bet nežinau, ar neatskris pas mus paukščiai. Bet nežinau, ar neaplankys mūsų kruša, kur čia visa kita. Girdžiu iš kolegų ūkininkų, kurie augina, kad šiais metais labai puola paukščiai ir tikrai didžiulė problema, kada užskrenda didelis būrys varnėnų ar strazdų ir išskina uogas visiškai, sunaikina, dingsta visas derlius ir visos pajamos. Tai gerai, dabar tie, kas svajojo, kad sako, aš turiu žemės, paveldėjęs ir tokių pavyzdžių mes šiandieną turime, pas tave atvyko svečių, kurie irgi nori pasimatuoti ūkį ir pažiūrėti, kaip sekasi atlikti darbus ir ar jiem patinka, tai labai džiaugiuosi tuo. Tie, kas paveldėjo ir įsivaizduoja, kad pasodino šilauogę, kur investavo į hektaro įkūrimą maždaug apie 15 000 eurų ir įsivaizduoja, kad jiem viskas atsipirks po 4 metų. Kaip tu galvoji, ar taip? Tai labai naivus, labai naivus požiūris yra, nes jokių būdų tai neatsipirks. Todėl, kad tai nėra, kad aš nusipirkau kažką, čia atsinešiau, užsikėliau kainą ir pardaviau. Ne, tu turi čia įdirbti, atiduoti visą save ir net nežinai rezultato. Aš nežinau rytoj, ar čia manęs neužklups paukščiai, aš nežinau, ar rytoj čia nenudaužys mano uogų kruša. Kiekvieną dieną mes ir sekam orų prognozes, ar ne? Mes esam priklausomi. Sekam orų prognozes ir imamės kažkokių atsargumo priemonių. Pavasarį, ar ne, šalna, jau tu suki galvą. Žiūrėkit, reikia čia kurti laužus, nes mūsų žiedai, taip darėm šitą, taip, tikrai kūrėm laužus, pavasarį, tai reiškia 3. Bandėte, svarstėte draudimą? Svarstėm, bet, dar taip, suprantat, reikia šiek tiek įsigilinti, reikia truputį duoti savo laiko tą informaciją susirinkti. Labai nudžiugau sužinojusi šitą informaciją, kad pagaliau ūkininkų derlių visus tuos augalus draudžia kažkas, nes iš tiesų buvo tame problema. Labai verta, tikrai nuo krušos, nes kuo toliau, tuo daugiau tų matome stichinių tokių didelių krušų, kur gali sunaikinti absoliučiai visą derlių. Ir apsidraudimas, mano patirtim, jau aš klausinėjau kitų ūkininkų kolegų, kurie turi šilauogės, labai vertas. Tai kitais metais pagalvokite apie tai. Neabejoju, žinokit, kiekvieną kartą aš labai renkuosi informaciją. Turbūt mano čia būtinai turiu tą bagažą žinių susirinkti ir tuomet startuoti. Taip kaip ir nenėriau stačio galvą į šilauogių ūkio ar neįkūrimą, susirinkau informaciją. Aišku, jeigu būtų kažkas pasakęs tą investicijos vertę, tai vėlgi turbūt būčiau pasvarščiusi.
Bet taip, Neišbaidykim dabar žiūrovų. Asta, pasakyk, kuri veislė pas tave mėgstamiausia tavo? Reka ir Toro. Reka ir Toro. Vat Taip. kas galvojate užsisodinti, tai Taip. įsigykite Reka ir Toro. Reka labai saldi, tikrai Labai. nuostabi, Toro Tikrai skanu. didžiulės ir Taip. nuostabios uogos. Tai tikrai skanu. Va, top dvejetas šilauogių, ar ne, Astos mylimiausias pačios. Gerai. Ar bandėjai skaičiuoti, va tai preliminariai, kiek pernai, pavyzdžiui, priskynė kilogramų? Taip, virš tonos priskynėm ten. Tonos iš Taip. čia. Va, tai Taip. vat galite susidaryti, kad 6 metais žmogus priskynė virš tonos, šiais metais aš Tikrai- galvoju pusantro. Galvoju taip, jeigu paukštienų, ne. Skynėjai nevalgot, skaičiuotą, tai viskas gerai, galit valgyti. Gerai, ar galima apeiti apsižiūrėti, kaip tau Žinoma. sekasi ir pakalbinsim būtinai tuos, kas atvažiavo pasimatuoti? Žinoma, kviečiam, mielai. Sveiki, skynėjai. Iš Sveiki. tikrųjų labai džiaugiuosi, ačiū, kad atvažiavote pabandyti šilauogių ūkį. Ir aš galvoju, šiandieną mūsų misija ir darbas yra skinti. Ir kaip jums sekasi tas skinimas, ar labai sudėtinga? Na, tiesą sakant, galvojam, kad viskas greičiau vyks, kažkaip paprasčiau, bet kadangi dabar yra pats tas nokimo metas, uogų yra įvairių, vienos labiau sunokia, kitos žalios, tai tiesiog to reikia daugiau juvelyrinio darbo, atrinkti tiesiog, kad nepastaikytų rūgšti uogelė. Asta, kaip atrinkti. Taip, kurią jau vietą instruktažą jau išklausėm, tai tiesiog mes čia atvykom su vienom idėjom, bet dabar vat diena eina ir jau šiek tiek tų minčių kitokių kyla. Išklausėm visą istoriją, kaip čia viskas buvo pradėta, kiek yra darbo įdėta, kiek pastangų, kiek nesėkmių ir, na, šiek tiek iš tikrųjų verčia pamastyti. Man įdomu paskaičiuoti, va, tarkim, per valandą 2 kilogramai, ar ne? Kilogramo kaina tokia, tai reiškia, uždirbom, priskynėm už tiek ir tiek. Tai vienas žmogus, 2 žmonės kiek priskina. Tai vad, kad įsiaiškinti, kaip sekasi tos eurus susigrąžinti iš tų uogų, ar ne? Aš tai būčiau tada jau sąžininga ir atvira, tai jeigu reikėtų būti samdomai darbuotojai šitam ūkį, tai tiesiog nebūčiau jau ta tokia pelninga darbuotoja. Tai tikriausiai nedirbate uogų rinkėja. Tikrai ne, mano darbas yra teisinis, protinis, galva dirba ištisai įtempta. Čia išnekėti, jeigu su teisė kažkas, tai aš įsivaizduoju, darbas ten tikrai sudėtingas, reikia prie popierių visą dieną ofise ir tie, kas sėdi ofise, sako, kaip mes jums pavydim, geras oras, jūs skinate uogas, ūkyje važinėjate su traktoriuku, apjaunate tarpueilius ir panašiai. Ar tai buvo šiandien nuo pat ryto? Deja, bet ne. Aišku, vienareikšmiškai, kad atsipalaidavimui, kad pakeisti aplinką, kitų pojūčių turėti tikrai labai smagu, labai įdomu ir daug dalykų iš tikrųjų susieina, nes vaikai auga mieste, mes esam Vilniečiai, tai tiesiog, kad nekiltų klausimų vaikams, iš kur atsiranda maistas, kad ne iš parduotuvės, jie tiesiog dabar irgi turi galimybę pamatyti visą tą kelią, iš kur ta uoga atsiranda ir kaip jinai ant stalo papuola ir mato, kad nėra viskas jau taip labai paprasta, kad nuėjai ir nusipirkai tiesiog ir viskas. Visus kokios gražios, visos suskintos. Visos, Taip, aš renku tik pačias gražiausias. Matau, visos tik didžiausios suskintos. Nes jų tiek pasirinkimo yra šiandien, tai ką, tik gražiausias. Tiem, kas papuls Taip. šitas indelis šios ponios, tai bus pačios geriausios rinktinės uogos visos. Ir aš manau, kad ar sunku atrinkti tas pačias idealiausias. Nu, tiesiog nuojautą reikia turėti, ne kiekvieną uogytę iškekį simti. Taip. Aha, nes aš matau, jūs apžiūrite net kiekvieną ir prie kotuko pažiūrite, kad nebūtų ten rausva visiškai, kad būtų Taip, pilnai nes mėlyna. Taip, kad būtų pati saldžiausia, nuostabiausia. Jeigu netokų paimti. Nemanau, aš tiesiog iš širdies tai darau kaip teisingai, kaip reikia daryti. Gerai, grįžkim prie temos, ko šiandieną susirinkom. Jūs norėjote pabandyti ūkyje darbą. Ar labai sudėtinga tas skinimas? Nu, žiūrint, kaip dabar tos kekės visos nulinkę, tai klausykit, reiktų ir atsiklaupti, ir atsitūpti. Jeigu taip, reikėtų visą krūmą labai gražiai nuskinti, tai manau sudėtinga būtų. Surinktumėt per dieną ir žingsnius visus 10 000 ir pakelimus, jeigu skaičiuotų, ir atsitupimus viską. Taip, tai tiesiog nėra taip paprasta. Aišku, vaikščiant, jeigu čia taip tik tai savo malonumui, bet jeigu reikėtų nuskinti, sakytų tau šitą eilę, ir dar saulė šviestų, 34 laipsniai. Ir klausykit, skynėjai moka panašiai apie 1,5 iki 2 eurų už kilogramą. Kaip galvojat, kiek šiandien uždirbtumėt? Aš kažkaip nelabai skaičiuoju, Čia ir sudėtingumas. Žinokit, vasarą tai labiau gal norisi
nu, pailsėti nuo visokių Tai čia kitų. tai malonu Tai čia pasimėginat, bet jeigu į tai žiūrėt kaip į verslą ūkininko, kad šviežias uogas suskinti, susverti, sumokėti skinėjam, atvežti į turgų, su šypsena parduoti, tai yra didelis darbas. Sudėtinga, krūvis didelis, pripažįstu. Gerbiam šitą uogą. Gerbiam ir mylim, aišku, ir tikrai siūlom visiems ragauti, nes nuostabios uogos, nuostabios. 3 komanda čia visa? Mes 4 esam, bet vienas pabėgo, nes... Vienas pabėgo, nes sunku darbas, bet kai, pavyzdžiui, valgyt uogas, tai valgo visas. A, tas pabėgęs valgo. Pabėgęs valgo daugiausiai jo. Tai jūs kiek jau priskynėt kilogramų, gal skaičiavot? Nu, čia dar gal nepilnas bus, bet, nu, kokius 3 tai priskynę, manau. Ar tenka apžiūrinėti visą kekę ir išrinkti geriausias uogas? Tai aišku, apžiūrim, kad nebūtų raudonų, nes kaip tu gali parduoti raudonas uogas, taigi bus nepatenkinti klientai. Man pasakojo, kad šilauoges reikia valgyti saujom. Ar bandėjai taip? Tai aišku. Jeigu valgai po vieną, tai tada gali rūgšti būti, gali būti saldi. Aš pasiėmu visą saują, man taip skaniausia, pavyzdžiui. Pilni žandai ir tada ir skoniai, saldu, rūgštu, viskas trykšta, fontanai tokie ir labai nuostabus jausmas. Faktas. Gerai, sakyk, užaugus norėtum turėti tokį šilauogių ūkį? Tai žinoma, ne tik dėl to, kad, pavyzdžiui, galiu išsidirbėti ir dėl savęs, kad galėčiau ateiti vasarą, pavalgyti, nereiktų ten tas parduotuvės varyti, leistų pinigų gerai savo turėti. Ir kas nuostabiausia, kad gali valgyti tiesiog nuo krūmų, ar ne? Tiesiog nuo krūmų, nei nupurkštas, nei ką, natūralios uogos viskas. Ar leido kokius nors kitus darbus atlikti, arba važiuoti su traktoriuku, šienauti ar kažką? Laistėm, padėjom laistyti. Tas ūkininkas, kuris čia prižiūri, tai visą laiką laisto, pjauna, tręšia, karpo, baido paukščius, baido žvėris, saugoja nuo ligų, nuo kenkėjų, stiprina jas. Ar ne, tai to darbo visus metus yra labai daug. Ir iš tokio kiekio tu priskini, nu, vadinkim, sakė, šiais metais gal priskins 1,5 tonos, ne, 1500 kilogramų. Kaip manai, po kiek galėsime parduoti? Nu, nežinau, tiesa. Nu, kilogramas kokie 6 eurų. Jo, 6 eurų kilogramas. Ar ne, tai vat, apie kokius 9 000 faktiškai galėtum uždirbti šitą. Nu, bet aš už tokių skanių uogų kilogramą, tai čia ir jau už 10 parduočiau. Kaip tas skinimas, ar labai baisus procesas? Oi, tikrai netoks baisus. Aišku, jeigu reiktų kiekvieną dieną, tai vargintų. Kadangi aš gana aukšta, tai man reikia daug lenktis, manau, čia mažesniems žmonėms. Tai čia Asta dar paaugins tuos krūmus ir bus... Tai va tada tai gal pats tas bus, taip. Nes teko matyti. O dabar tai aš... 2 metrų aukščio. Taip, aš žiūriu, kad gal anūkam čia lengviau būtų. Taip. Šiaip aš turiu kitokį verslą, kepinių, tai man šilauogės būtų kaip pagardai mano kepinius labai tiktų. Supratau, tai jūs užsiemat kepinių gaminimu, čia yra šilauogės, jūs pasibandot šitą, netgi įvertinat, ar kokybiškai Asta užaugina, galima naudoti. Taip, į savo kepinis. Prisiekti, kad sakė, nieko nepurkšta, viskas ekologiška, palikta gamtai, tai tikrai galite drąsiai dėti ant torto, į kepinius naudoti ir manau patys skaniausi gausis. Patys skaniausi, labai geros kokybės, uogos tikrai man tinka ir patinka. Tai sunkus tas darbas ar lengvas skinėjo? Dar dabar lengva, bet į vakarą, ko gero, bus sunkiau. Supratau, gerai, ačiū labai. Prašom. Asta, šiandieną tiek turim norinčių padirbėti tavo ūkyje, kad visų, aišku, neišklausinėsime, bet matau, kad žmonės laimingi, skina, valgo, ragauja ir nebijo to darbo kol kas. Nebijot, Tautvydai, pažiūrėkit, kaip čia gera. Ir jūs čia gerai jaučiatės, ko gero, ar ne? Gamtos apsuptyje, kai šalia daug bendraminčių, turbūt kiekvienas pasijustų gerai, ar ne? Ir tas darbas turbūt negąsdina. Gerai, Asta, noriu paklausti dabar, ar dar plėsi, ar dar hektarų užsodinsi kažkiek? Dabar stopas visiškas padarytas. Noriu įsivertinti, ar gebame susitvarkyti šeimą. Kadangi tai yra šeimos ūkis, stengiamės nebesamdyti, nesamdyti žmonių, apsidirbti patys, tai noriu pasižiūrėti, ar tą beveik 2 hektarų plotą mes susitvarkytume įveikti patys. Emocija? Pasižiūrėsim, nes auga. Kažkada sakydavom, kur tos ten naujai pasodintos, tai tik tais metais, kai jau uogų derėjimas, prabėgsim. Pasižiūrim jau šiais metais, kad nebeužteks jų prabėgti. Reikės skirti daugiau savo laiko ir dėmesio tiems naujai pasodintiems. Kiek iš viso veislių pas tave skirtingų yra pasodinta? Kokios
5 galvoju. Galvoju, kad 5. Ir tu pasirinkai taip pagal ankstyvumą, kad būtų kažkokios tai kažkokios? Aš rinkausi ne pagal ankstyvumą, aš rinkausi pagal degustaciją. Aha. Aš tiesiog ragavau uogas ir sakiau, šitos veislės noriu ir šitos veislės Tai čia noriu. O jos taip ir išsidėstė. Viena labai ankstyva, kita šiek tiek vėlyvesnė, kita visai vėlyva. Tai žiūrėk, tavo labai geri rodikliai, kadangi pas tave visas absoliučiai uogas išperka klientai tiesiog telefonu faktiškai pagal Taip, užsakymą. arba čia atvykę į Tai ūkį. reiškia, tie, kurie perka, tai perka pasikliaudami tavo skoniu. Tai tavo skonis puikus, visi viską išperka. Ačiū Tai tau, labai Tydai. džiaugiuosi. Ačiū. Nes tu sakei, kad tiesiog, sakau, kur turgu įsigyti nėra, visi paima tiesiog, davežu ir visi pasiema, ne? Dariau eksperimentą, Tautvydai. Taip. Tikrai nepameluosiu, dariau eksperimentą, vykau į turgų, nusiskyniau 100 kg ir vykau, nes norėjau pažinti tą turgaus atmosferą, tą turgaus vaibą. Ir man labai patiko. Labai patiko ir aš dabar galvoju, nu dabar tai priskinsim uogų ir važiuosim į turgų. Nėra ką vežti. Nu dabar prisiskinsim uogų ir važiuosim. Nėra ką vežti. Kas išperkta. Taip, nes žmonės pamilsta tą lietuvišką produkciją, iš tiesų vertina, kaip ir man svarbu, iš kur aš įsigiju. Nuo to ir prasidėjo mano, nes mes mylim uogas. Taip. Mylim uogas ir man svarbu, iš kur jos atsiranda, kaip jos atsiranda ant mano stalo, kaip jos auginamos. Nuo to ir ta lietuviškos produkcijos. Aš visada net ir dedama skelbimą parašau, su meilė lietuviškai uogai. Labai Nes gerai. aš labai myliu lietuvišką. Aš manau, su tokiu tavo požiūriu ir tokiu atrinkimu veislių, ar ne, tai yra visiškas pagerbimas ir klientų, ir tos uogos, ir gamtos galų gale, ar ne? Tai Taip. visoji harmonijoje mes gaunam tavo nuostabią uogą. Tai labai džiaugiuosi, ačiū tau, kad įsileidai į ūkį visą delegaciją norinčių žmonių, kurie nori pabandyti tas uogas auginti. Aš nežinau, aš kaip supratau kalbindamas, kad ne visi jau norės auginti, nes yra žmonių, kurie sakė, norėtume ūkį gal auginti, bet jau sakė po šiandienos skinimo, nežinau, tai jie galbūt liks tavo geri klientai, bet ne konkurentai. Tai... Turi būti ta sveika konkurencija, Tautvydai. Mes visada kviečiam, visada dalinamės. Aš visada esu, mūsų ūkis yra atviras. Taip. Mes neslepiame to auginimo proceso, visada parodome, kad tai yra sunku ir nereikia to melo. Tu pasakai, kad sunku va šitą krūmelį užauginti, tai tiek man kainavo pastangų, tiek preliminariai pinigų. Nes tai nėra lengvas procesas. Tai tikrai nėra lengvas procesas, kaip visi įsivaizduoja. Tai yra, o galų gale mes dar turim gamtą, kuri ir šiandien, ar ne, mums pademonstravo, kad jinai gali sutrukdyti tau ir parodyti savo ragelius ir tiesiog tu esi nuo jos priklausomas. Normalu ir aš džiaugiuosi, kad tavo ūkis didėja, auga, derlius didėja, klientų ratas plečiasi, didėja ir visi suprasdami tavo tą gerą misiją, visi džiaugiasi. Tai ačiū tau. Ačiū labai, Tautvydai, jums, kad atvykot. Ir visiems, atvykot. kas stebėjote laidą šią nedidelę Pasimatuok mano ūkį, padarė kažkokias tai išvadas ir pagalvos, sodint, nesodint, turėt, neturėt, o gal atvažiuot pas Astą ir pasikonsultuot, kaip jai sekasi ūkininkauti.